Labas, labas, mažiausias, bet brangiausias siuntinukas. Toks mažas, kad net telpa į delną, o jūs pabandykite mintise atspėti, koksgi čia akmenukas slepiasi mano delne paslėptas. Ogi ypatingasis Larimaras, Atlantidos akmuo. Aš jo taip ilgai laukiau, kol jis atkeliaus, nes jis randamas tik Dominikos Respublikoje. Tai labai ilgai laukiu ir pagaliau sulaukiu už jūrų marių. Atkeliavo tik 3 gabalėliai, štai 2 tokie mažyliai ir vienas grynuolis, kuris sveria aišku daugiausiai. Larimaras tai yra apie savirealizaciją, tai yra transformacija, tai yra kelio radimas, tai yra ramybė. Apskritai jis yra labai retas ir vertinamas kaip brangakmenis, nes jo pasaulyje yra nedaug. Tai mūsų Atlantidos akmuo, kai kurie dar vadina delfinų akmeniu, ir nuo senų senovės jau jį naudoja nuo piktų dvasių, mirtinų ligų ir katastrofų apsisaugoti. Anksčiau Atlantidos gyventojai kalbėdavosi su šiais akmenimis. Tai sakoma, kad tai yra šios salos palikimas mums. Dar Larimaras vadinamas ir jūros bei dangaus akmeniu, nes jame yra labai daug ramybės, taikos, jūros ir dangaus energijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis mums padės ir atsipalaiduoti, ramins ir stresą ir skatins emocinę pusiausvyrą. Tai yra vidinės ramybės, apskritai išsilaisvinimo, santykio geresnio su savimi ir su aplinka akmuo. Padės išsilaisvinti iš senų dogmų, visokių mentalinių programų, atgyvenusių taisyklių, kažkokių įsitikinimų, rutinos, stereotipų ir atvers kelią mūsų nušvitimui, mūsų protui, mūsų intuicijai ir pakilės mūsų dvasią į aukštesnį lygmenį, paskatins pradėti naują gyvenimą tokį, apie kokį mes svajojame patys. Tai dėl to ir vadinamas ir savirealizacijos akmeniu bei keliu į vidinį nušvitimą. Taip pat, kas turi sunkiai valdomos emocijas neigiamas, kas galbūt turi isteriką, pykčio priepuolius, padės su tuo susitvarkyti ir atstatyti savo energetinį balansą. Taipogi jisai pripildys širdį meilę, tyrais jausmais, leis pamatyti nuostabų gyvenimą ir viso jo grožį. Taigi asmenybės tobulėjimas, šviesus jausmai, geros nuotaikos, dvasios akmuo padės tobulėti, išlikti savimi, skatins laisvę ir savo gyvenimo valdymą ir atsisveikinti su tais dalykais, kurie trukdo jums tobulėti, bei susitvarkyti su baimėmis, stresu, kaltės jausmu. Taipogi stiprina ryšį su gamta. Taip pat, jeigu tavo gyvenime jau dabar vyksta pokyčiai ir vyksta kažkoks pereinamasis laikotarpis, būtinai turėki su savimi Larimarą, jisai pašalins nereikalingas kančias, gailestį savo, kažkokį užstrigimą, o padės įveikti tą stresą, įtampą ir paimti gyvenimą į savo rankas. Tvirtai tapti savo gyvenimo šeimininku ir skatins konstruktyvų mąstymą, pašalins visas energetinius blokados centruose užstrigusius, ir leis ramiai vykti tam, kas turi vykti, bei išmoksi savo pamokas ir pradėsi judėti priekį. Tai mažiausias gabalėlis 23 eurai, vidutinis 25, o šis didžiausias grynuolis yra tik 30 eurų. Labai vertinamas, labai retas, labai unikalus akmuo Larimaras. Atlantidos akmuo tavo savirealizacijai, transformacijai, savo kelio radimui, gyvenimui pagal tai, kaip tu nori savo svajonėse susikurti savo gyvenimą ir be abejo ramybė. Atsipalaidavimas, energetika, pakilėjantis jausmas, įkvėpimas mylėti ir gyventi. Yra visų gabalėlių tik po vieną ir atkeliavo tik šie 3, todėl kas pirmesnis, tas gudresnis. Kainas žinote, jeigu norite, rašykite man privačiai žinutę. Parašyk ar patiko.